numeris 1 pasaulyje. Sveiki gyvi, čia laida apie žūklę. Šiandien vėl pakviesime jūs pamojuoti spiningų šiaurės Švedijos vandenyse. Dabar trumpai apie tai, ką matysite šį kartą. Šiandien laidoje apie žūklę papasakosime apie piktųjų šiaurės Švedijos ešerių žūklės ypatumus. Nors dryžuotieji plėšikai čia ir nekimba viens po kito, tačiau jei žuvis masalą apžioti nusprendė, atakos nesiliaus tol, kol kablys neįsmigs jai į lūpą. Kaip ir kokiais masalais ešeriai viliojami šiaurės Švedijos vandenyse, kokia ypatinga spiningavimo specifika pasitinka šių vandenų nepažįstantį žveją, kokie laimikių dydžiai čia yra priimtini ir kokios netikėtos žuvys čia užkimba, papasakosime laidoje apie žūklę. Netrukus po reklaminės pertraukos. Japonų pasididžiavimas Valai Varivas – tai aukščiausia kokybė sukurta rimčiausioms dvikovoms. Slaptas spiningautojo ginklas, pasaulyje pripažinti masalai Bait Breath ir spalvingos SV mikrovartiklės. Sužinok daugiau angleris.lt. Štil numeris 1 pasaulyje. Spinningai Favorit – tai 30 serijų meškerykočių nuo ypač lengvų iki sunkių visiems spiningavimo būdams. Favorit spinninge dera ypatingas jautrumas, japoniškos technologijos bei dizainas, kurie nenuvils nei mėgėjo, nei profesionalo. Favorit atstovas Lietuvoje – Uobererija. Štil numeris 1 pasaulyje. Elektroninė parduotuvė save gerbiančiam žvejui. Spiningavimas.lt. Čia laida apie žūklę. Šiaurės Švedijos vandenys garsėja ne tik didelių lydekų, sykų ar upėtakių gausa. Čia taip pat gausu ir tikrai nemažų ešerių. Apie ešerių žūklę Šiaurės Švedijoje ir papasakosime šioje laidoje. Mūsų žvejybinė viešnagė Šiaurės Švedijoje vidurvasarį praėjo tikrai įdomiai. Jau galėjote matyti keletą laidų apie sykų bei lydekų žūklę akmenuotose vietose ežeruose, o šiandien nepraleisime progos pagainioti ešerius. Jie čia pasiekė solidžius dydžius, jų čia yra daug ir drąsiai galima sakyti, jog tai buvo dar viena fantastinė žūklė, kuri įsimins visam gyvenimui. Sugavome tikrai daug žuvies, o laidos operatorius vien traukimo epizodų nufilmavo daugiau nei valandą kadrų. Grįždami namo juokavome, jog laidoje galime įjungti muziką, gražiai sumontuoti kovos su žuvimi kadrus ir jų dar liks. Tačiau šiandien tikrai netylėsime. Šiandien bendrais bruožais papasakosime tai, ką sužinojome apie ešerių žūklę čia Šiaurės Švedijos ežeruose. Mat be visuotinai bendrų ešerių žūklės normų čia vis tik reikia prisitaikyti prie kai kurių aplinkybių ir tai labai svarbu. Gražuoliai tokie gražūs, ryškiaspalviai dryžiai. Švedijos mastai čia yra mažas ešerys ir tegul dar paugėja truputį.
Norint suprasti, kaip čia sugauti ešerį, visų pirma reikėtų įsigilinti į čia gyvenančių ešerių būdą bei gyvenseną. Kateryje pasakojo mūsų draugas Raivo, kuris tikrai žino, apie ką kalba. Ešeriai čia tūno pasislėpę pačiose giliausiose akmenynų kertelėse, mat jie paniškai bijo lydekų ir ko gero supranta, kad neatsargus pasirodymas atviroje erdvėje jiems iškart reiškia mirtį. Lydekų čia yra labai daug, o ešerys ko gero lengviausiai joms prieinamas grobis. Žinodami tai ir renkamės atitinkamas žūklės vietas, masalo pravedimo techniką bei patį masalą, kad dryžuotą į plėšiką priverstume palikti savo slėptuvę, pasakojo Storman Fishing bazės įkūrėjas. Švedijoje, taip kaip ir visame pasaulyje, manau, kaip ir Lietuvoje, ešeriai mėgsta saulę. Saulėtą dieną, mėgsta gražų orą, netgi tai gali būti ir nevėjuotas oras, jiems tai patinka. O ryte buvo apsiniaukę, ryte kibimo nebuvo, turėjome vieną lydekos kibimą, su ešeriai sunkiau. Na, o štai saulė išlindus iš už debesų, prasidėjo toks, sakyčiau, visai smagus žūklės periodas, vadinkim taip, momentas. Nežinia, kiek iš čia tęsis, tačiau kol kas kimba, na ir ešeriai, žinoma, Lietuvoje tai tokie jau, na, sakyčiau, gerokai rekordiniai, galbūt ne visai rekordiniai, bet jau tikrai labai jau dideli, o čia tiesiog vadinami standartiniais, tokie jau jie yra čia. Tokio dydžio visi. Štai, na, toks standartinis. Jie Lietuvoje, sakyčiau, šiek tiek galbūt riebesni, vadinčiau, storesni jie. O čia Švedijoje tiesiog matomai vis tik tas momentas, kai jie gali gerai pasimaitinti, yra trumpas, o be to matomai jau jie yra išneršę. Kaip tik. Ir štai tokie šiek tiek gal liesoki, bet labai tikrai geri priešininkai, labai pikti. Ir tikrai smagu juos žvejoti. Taigi, kalbant apie ešerių žūklės vietas, esminis principas išlieka tas pats. Žūkliai reikia susirasti šlaitelį, kalnelį ar kažkokią ryškią dugno anomaliją, mat ešeriai tūno prie jų prisiglaudę ir laukia savo grobio. Tačiau čia, Šiaurės Švedijoje, atsiranda kitas faktorius. Dažniausiai žvejui reikalingas kalnelis yra uola nusėta akmenėmis arba tiesiog didelės akmenų sangrūdos, kylančios iš 5-6 metrų gelmės į 1-2 metro gylio sėklius. Čia prasideda įdomybės. Norint ešerį išvilioti iš slėptuvės, masalą reikia pravesti pro pat akmenynus, tačiau tuo pačiu reikia stengtis nekliudyti pačių akmenų. Čia žvejojantis meškeriotojas turi išsiugdyti šeštą jausmą. Masalą pateikti taip, kad šis neliktų akmenynuose, pleventų keli centimetrai virš jų ir tuo pačiu viliotų žuvį. Jei masalas plauks kažkur toli nuo dryžuotųjų plėšrūnų slėptuvės, jie vargu ar lys į dienos šviesą. Pagavau gerą kilograminį ešerį ir snukyje pas jį. Štai dar vienas pavadėlis su valo galu. Matomai jisai vis tik sugebėjo nesenai visai nutraukti kažkam tai valą ir pabėgti. Bet nuo manęs nepaspruko. Štai gražuolis įrijęs masalą. Žinoma, jam nieko neatsitiks, mes jį paleisime ir jisai toliau gyvens. Tiesiog nukirpsiu tą galą valo atkarpą, kad jam netrukdytų plaukioti. Ir viskas, ir jis gyvens toliau. Na, o dar vienas, kas įdomu, kad vis tik žvejų čia nėra labai daug ir sugebėjau pagauti žuvį, kurią kažkas jau buvo bandęs sužvejoti.
Beje, verta pastebėti, jog jei jau ešerį iš slėptuvės išvilioti pavyko, jis masalą atakuos tol, kol kablys patikimai įsmigs jam į snukį. O kur dingti? Jei žuvis ryžosi rizikuoti ir pasirodyti didesnių plėšrūnų akiratyje, tai geriau pamėginti pasisotint, nei po pirmo bandymo nert atgal. Štai kodėl atitrūkęs ešerys dėl ir vėl atakuoja masalą, nesibaidydamas kablio, kuris jau kelissyk smigo jam į lūpas. Ir lydekos, ir ešeriai čia Šiaurės Švedijos vandenyse pasižymi labai didelę agresiją. Leidžiam, tegul savo medžioja. Na o dabar Švedijos ešerius palikime ramybėje ir trumpam grįžkime namo, kur sportinės žūklės entuziastai laiko taip pat veltui nešvaisto ir kaunasi dėl geriausio spiningautojo titulo Spiningavimas LT čempionate Airus Pro Marine taurei laimėti. Prieš paskutinis trečias etapas, kuriame startavo 53 komandos iš visos Lietuvos, įvyko rugpjūčio pabaigoje Stirnių ežere Molėtų rajone. Priminsime, jog pirmi 2 čempionato etapai žvejų kantrybę bandė Dzūkijoje, Obelijos bei Veisiejo ežeruose. Stirnių ežeras šįsyk pasirinktas buvo ne šiaip sau. Labanoro girios pašonėje tyvuliuojantis vandens telkinys ilgas, vingiuotas, nusėtas daugybę salų, pusiasalių iškišulių ar užutekių, kur spiningavimo meistrai nesunkiai gali rasti įdomias vietas žūklei ir kautis dėl sezono prizų bei nugalėtojų laurų. Šįsyk čempionato organizatoriai dalyviams leido laisvai naviguoti po visą ežerą, tad norint laimėti etapo kovą ir brangius sezono taškus, reikėjo tik nuoširdžiai padirbėti. Deja, kad ir kaip varžybų dalyviai stengėsi, koja vėl pakišo orai, kurie regis persekioja šiųmetį Spiningavimas LT Airus Pro Marine taurės čempionatą. Ore tvyrojo štilis, o saulė vėl kepino taip, kad sveiko proto žmonės ieškojo pavėsio, kai tuo metu žvejai ligoniai spiningais drožė Stirnių ežero vandenis. Ir taip nuo 7 valandos ryto iki 15 valandos dienos, kuomet nuskamba varžybų finišo sirena. Tylūs ir labai šilti orai plėšrūnams niekada netiko, tad ežerų plaukiojantys teisėjai vos vienoje kitoje valtyje turėjo ką pasverti ir užregistruoti, mat kibimo balas 10-balėje sistemoje gal ir siekė riebų dvejetą. Žuvys smulkios, jų nedaug, žvejai nors ir sulaukia kibimų, tačiau dauguma jų tušti. Plėšrūnai ignoruoja masalus, juos ragaudami atbulais dantimis. Kaip ten bebūtų, tačiau motyvacijos sugauti nors kažką Spiningavimas LT čempionate nestokoja niekas. Kiekvieno etapo finiše pirmų 5 pozicijų laukia labai vertingi prizai. Nauji aukštos klasės spiningai, masalai, kita žūklės įranga, kurią dovanoja Airus Pro Marine, Jackson Rerija, Apetito Bites, Galvakablis LT, Larus ir Senija žvejų bazė. Be abejo, čempionatui pasibaigus, nugalėtojams ir prizininkams atiteks didžiausi sezono perlai. Pirmos 3 komandos dovanų gaus savaitinius kelialapius į Norvegijoje esančią Senija žūklės bazę. Pro Marine atstovai dovanos Naujutelaitę PVC valtį, geriausiams sezono žvejams atiteks technologiškai pažangiausi pasaulyje, aukščiausios klasės Airus spiningai ir taip toliau, ir taip toliau. Na, o trečiame etape lyderiai išryškėjo jau vidurdienį. Geriausią komandą teisėjai aptiko vakarinėme ežero krašte. Komanda Kablys, Egidijus Ivanauskas ir Jurgis Dabužinskas jau turėjo sugavę kelis ešerius, 3 lydekas, tarp jų ir didžiausią varžybų žuvį. Dieną, kai kibimas visai suprastėjo, jų rezultatas išsilaikė aukščiausioje suvestinės eilutėje ir varžyboms pasibaigus jie pelnė 1 vietą etape. Į krantą grįžus visiems varžybų dalyviams paaiškėjo, jog įskaitinę žuvį sugavo tik 25 iš 53 startavusių komandų. Dažniausiai tai buvo nedidelės kilogramą vos siekiančios lydekaitės arba keli ešeriukai, kurie po svėrimo tuoj pat keliavo namo. Spiningavimas LT čempionatas jau išbildėjo į finišo tiesėje. Kas taps naujaisiais šių metų čempionais, kas išsiveš vertingiausius prizus, sužinosime jau rugsėjo 19 dieną. Zarasų rajone Luodžio ežere įvyks finalinis sezono etapas, o daugiau apie jį sužinosite internete spiningavimas.lt.
Kągi, grįžtame į Šiaurės Švediją. Žvejojame ešerius, kurie čia regis jau gimsta pusės kilogramo svorio ir viską padarius teisingai, gan nori atakuoja žvejų siūlomus masalus. Jie nori kramto ir sukrę, ir paprastą blizgutę, woblerį ar silikoninį masaliuką. Išbandėme įvairiausius spalvų derinius ir pastebėjome, jog žuvis mieliau renkasi ryškius raudonus, oranžinius ar žaliai nudažytus masalus. Kaip juokavo mūsų bičiulis Raivo, neretai gerai suveikia termobranduolinis spalvinimas. Tai yra labai ryškūs, net švytintys elektrinės spalvos masalai. Kaip ten bebūtų, tačiau kai žuvis kimba, masalus keitėme gan dažnai, nes būtent tokiose žuklėse tarp kibių masalų išryškėja patys kibiausi. Окунь тоже рыба интересная, либо сильная, его очень интересно ловить. Ešerys žuvis įdomi ir stipri. Jį dažniausiai gaudome džigaudami silikoniniais masalais, spiningaudami blizgutėmis, sukrėmis, galima net mėtyti sunkiai avižą su slieku ir ešerys jos neatsisakys. Но самое интересное для меня лично, я думаю, многие, которые занимаются по-серьезному. Tačiau man, kaip ir kitiems rimtai į žuklę žiūrintiems meškeriotojams, įdomiausia juos gaudyti lengvu džigu. Žvejojant šiuo būdu gaunama maksimali malonumo dozė. O ir žuvys čia pasiekia efektingus dydžius. Ešeriai nesunkiai užauga iki 2 kg svorio ir tai žuklėse jau įrodyta ne kartą. O kilogramas sveriantis ešerys čia laimikis dažnas. Tad beveik kiekvienoje žuklėje jį sugauti yra labai realu ir tai nieko nestebina. Такого килограммового окуня это реально поймать, это никого не удивляет уже. Ešerius gaudant čia, Šiaurės Švedijoje, vidinis žvejo balsas tiesiog prašo prie valo galo rišti pleninį pavadėlį. Mat lydekos į smulkų masaliuką taip pat nespjauna. Deja, bet jau po 1 valandos žuklės tapo aišku, jog skaidriame vandenyje ešeriai mato labai gerai ir pavadėlis juos gąsdina. Tad užrišus fluorokarbono atkarpą problema išsisprendė savaime. Žuvis kibo gerai, nors prieš tai rezultatas buvo 1:10. Nagi, kimba tie ešeriai. Pas mus mažinė, taip nekimba, kaip čia Švedijoje didžiuliai kimba. Nuo pusės kilogramo ir didesni. Piktas, dėl to čia ir važiuojam. Vanduo skaidrus. Vis tik žvejojam naudodami lydekinius pavadėlius, kad lydekos nenukastų masalų. Ne, kėbimas nebuvo toks aktyvus. Na, be pavadėlių reikalai pasikeitė į gerąją pusę. Štai taip, net ir Švedijoje vanduo skaidrus labai. Čia, žinoma, nepalyginamai skaidresnis negu mūsų vandenyse, bet jie nekvaili ir mato, kad yra apgaulė. Štai taip. Tiesa, tai, ko ir buvo baimintasi, įvyko ne kartą. Kelissyk lydekos masalus nukando, o kelios apžioja nedidelį masaliuką, bet neįryja pavadėlio, pasiekė valtį, žvejams suteikdamos 2 daugiau adrenalino. Čia gražuolė užkibo. Mėčiau mažą blizgutę, tikėjausi sužvejoti ešerį arba upėtakį, o užkibo lydeka. Ir dar baisu yra tai, kad vis tik fluorokarboninis pavadėlis čia. Ir na, didelė lydeka ilgai besipriešindama gali labai nesunkiai nukasti. Kuo viskas baigsis, nieks negali pasakyti. Va, jinai nėra baisiai didelė, bet labai pikta.
Nes valas plonas. Štai blizgutė, ačiū Dievui, blizgutė įsikirtus lauke. Nukandimo tikimybė minimali, jeigu nepapuls. Jeigu nepapuls, tai žinai. Sugebėjo vieną kabliuką atlenkt, vis tik blizgutė nėra skirta tokiem monstrum žvejoti, tai nieko stebuklingo, kad atlenkė. O. Kalbant apie tai, kokius įrankius ešerių žūklei Šiaurės Švedijoje vertėtų pasiimti su savimi, griežto apibrėžimo ko gero nėra. Štai mes ultralengvus spiningus palikome namuose, nes tiesą sakant, tiksliai nežinojome, ko tikėtis. Tačiau net ir žvejodami sunkesniais kotais, didelio diskomforto nepajutome. Savaime suprantama, traukti stambų ešerį UL klasės spiningėlių yra smagiau, tad jei kada nors planuosite ešerių žūklę Skandinavijoje, galite drąsiai pakuotis lengvus įrankius ir masalus, tuos pačius, kuriais žuvį gaudote mūsų vandenyse. Plonas pagrindinis valas, fluorokarboninis pavadėlis taip pat yra būtini, nes kad ir kokie alkani bei godūs būtų vietiniai ešeriai, jie tuo pačiu yra labai atsargus ir nesunkiai nuspėja apgaulę. Kągi, trečia žūklė Šiaurės Švedijoje mūsų nenuvylė. Prisitaikius prie esamų sąlygų ir perpratus vietinius ypatumus, sugavome nemažai gražių egzempliorių, kokių namuose per dieną vargu ar tiek esame sugavę. Už šią žūklę dar kartą dėkojame mūsų draugams, plėšrūnų siaubui, įrankiams Savadžier bei žvejų namams Storman Fishing, kuriuose pasisėmėm daug naujos patirties. Beje, šis pasakojimas iš Šiaurės Švedijos dar ne paskutinis. Artėjančiose laidose papasakosime apie unikalų velkiavimo būdą, skirtą sugauti karališkoms ežerų žuvims. Ko, o jau ešerių Šiaurės Švedijoje prisigaudėme tikrai iki soties. Na, o toliau laidoje trofėjinio laimikio konkursas. Trofėjinio laimikio konkursas – tai vieta, kurioje efektinga žuvis gali virsti vertingu prizu. Jei sugavai kažką didelio, siųsk mums laimikio nuotraukas ar vaizdo įrašus elektroniniu paštu apie zūklę@gmail.com. Būtinai įrašyk žuvies svorį bei ilgį, papasakok, kur ir ką jis tvėrė. Kiekvieną savaitę išrinksime vieną konkurso laimėtoją, kuriam mūsų laidos draugai žūklės reikmenys fanatikai.lt padovanos vertingus prizus. Rudenėlis atėjo, vanduo pamažu vėsta ir sugaunamų žuvų dydžiai mūsų konkurse pradeda augti. Sulaukėme nemažai įdomių nuotraukų. Kelios jų atkeliavo ir iš užsienio. Štai ši ponia Norvegijoje sugavo net 35 kg svėrusią menkę, o du bičiuliai Prancūzijoje, gaudydami lydekas, susitiko su 2,5 metro ilgio siekusiu šamu. Kągi, konkurse darosi vis įdomiau ir akivaizdu, kad tai tik pradžia. Juk artėja lydekų metas. Na, o šiandien norime apdovanoti Rolandą Valtarį, kuris spiningaudamas mikromasalų Raudoniuko ežere netikėtai sugavo 3 kg 200 gramų svėrusį karosą. Tai, kad taikios žuvys drąsiai griebė mikromasalus, anokia naujiena. Tad toks laimikis yra labai įdomus ir Rolandui jis pelnė mūsų laidos draugų fanatikai.lt įsteigtą prizą. Atminkite, jei ir jums pavyko sužvejoti kažką įspūdingo, mes visada laukiame laimikių nuotraukų ar vaizdo įrašų. Sveikiname šios savaitės trofėjinio laimikio konkurso nugalėtoją ir šiandien viskas. Susitiksime kaip visada lygiai po savaitės. Ate? Štil numeris 1 pasaulyje.